Esu gydytoja akušerė ginekologė Akvilė Vilkaitienė Medicija klinikoje ir kasdieninėje praktikoje dažnai susiduriu su pacienčių klausimais apie reprodukcinę sveikatą bei kiaušidžių rezervą. Kiaušidžių rezervas apibūdina kiaušidžių potencialą užauginti ir subrandinti tam tikrą kiekį folikulų ir kiaušialąsčių, kurie būtų tinkami apvaisinimui. Žemą kiaušidžių rezervą gali lemti keletas veiksnių, tačiau išlieka atveju, kuomet priežastis taip ir lieka neaiški. Kiaušidžių rezervo vertinimas gali mums padėti planuoti ateities nėštumus. Na ir be abejo, tai yra svarbi moters reprodukcinės sveikatos vertinimui. Šiuo metu patikimiausias kiaušidžių rezervo įvertinimo metodas atliekamas ir mūsų klinikoje, tai yra antimiulerinio hormono vertinimas kraujo serume bei atliekant ultragarsinę ginekologinę patikrą skaičiuojamas antralinių folikulų skaičius. Tik tinkamas šių tyrimų įvertinimas padeda numatyti galimą prastesnį atsaką į kiaušidžių stimuliaciją, ilgesnį vaistų vartojimą arba riziką nutraukiant kiaušidžių stimuliaciją. Tad jei turite klausimų susijusias su savo reprodukcinė sistema ar norite įvertinti savo kiaušidžių rezervą, kviečiame apsilankyti.